O kokias dar pagrindinės klaidas daro žmonės perkantis būstą, tarkim, pirmą kartą? Viena iš priežasčių galėtų būti, kad vadovaujamasi šiandieninė situacija. Nes būstas yra ilgalaikis turtas ir jis perkamas neretai pirmą ir paskutinį kartą. Šiandien mano poreikiai galbūt nėra dideli, bet tarkim po kelių metų aš žadu sukurti šeimą, turėti vaikų ir kardinaliai keičia tai visas aplinkybės. Kita vertus, ar leidžia galimybės įsigyti erdvesnį būstą tokiu atveju. Vietos parinkimas, klaidinga galvoti, kad reikia rinktis būstą arčiau savo darbovietės. Jeigu būstas perkamas tikrai pakankamai ilgam laikui, dažniausiai statistiškai, tai darbovietės mes keičiame dažniau negu būstą. Tai vėlgi tai atkreipti dėmesį. Na ir žinoma, visos techninės specifikacijos, ar jos yra tinkamos, tvarios, ar būstas bus taupus.